Bet vis dėlto aš gal pradėsiu, gal kartais pirmiausia prisistatysiu. Aš vis dėlto savo karjerą, manau, nagrinėtai mokytojas. 10 metų mokytojas. 10 metų mokytojas, ir ne bet kokio mokyklo, ir paprastose mokyklose, bet kalėjime, Pravieniškis. Mano žmona irgi mokytoja, jau dabar jau nebedirba. Duktė irgi, kitaip sakant, ta visa praktika yra puikiai žinoma. Bet dabar šiuo metu aš teoretizuoju, filosofuoju ir išsikio labai stengdamasis suklausti trumpai ir tai 4 puslapiai. Čia, aišku, savaime tam laiko trūksta, bet aš ministerijai, kurie savo prašymų, kad dalyvauti konferencijų prisigiu ir visą tai turi. Ir čia aš kalbėsiu labai fragmentiškai, pasižiūrėdamas į tai, ką jau užsirašiau. Prieš žiūrėdamas į lapą, aš pirmiausia noriu atkreipti dėmesį, kad yra pasirodę jau keli labai įdomus Algirdo Degučio filosofo straipsniai, kurie jis pats yra liberalų ideologas liberalizmo ir dabar šito paskutiniuose straipsniuose nepaprastai taikliai, aiškiai kritikuoja neoliberalizmą, kuris naikina bet kokias vertybės, tame tarpe ir dvasinės vertybės. Ir tiesiog rekomenduoju susipažinti. Nepaprastai taikliai, aš tiesiog, čia aš turbūt paprasčiausiai tai nekalbėsiu. Dabar aš pasikartosiu, ką jau sakė kolega, kad nedvasingas žmogus dvasingų tikrai neišugdys. Jeigu žmogus jau mokytojas, dėstytojas, turi savyje kažką širdyje, tai jis ir be jokių ypatingų metodikų visą tai perduos. Jis sugebės ir tą klasę suburti, ir netikusi pabarti, ir jeigu tas netikęs pasistengs, jisai pagirs, kažkaip jam tiesiog natūraliai sekasi. Bet dėja, tokių žmonių nėra tiek labai daug. Ir aš tikrai pritariu tai minčiai, kad jeigu mes ruošime pedagogus, tai pirmiausiai reikia juos atrinkti. Čia jau psichologai turi pasidarbuoti. Atrinkti tiesiog, ar jie tinka tam darbui. Tai čia jau nebūsimas specialistas, arba nesvarbu, ar tai bus fizikas, ar biologas, ar dailėdėsis, ar ką nors, bet pirmiausia, ar jis moka bendrauti, ar gebėti bendrauti su žmonėmis ir reikia ruošti. Žinoma, tada iškyla kita problema, o kaip atrinkti, jeigu pedagogikos specialybės niekas nenori eiti. Vadinasi, čia turi būti ir suinteresuotumas. Aš čia esu užsiminęs, kaip tai galima būti pasiekti, bet tai yra ne 1 metų, ir ne 2, ir ne 5 metų darbas, bet tai yra svarbu. Dabar rimta diskusija apie dvasinį ugdymą yra beviltiška, jeigu mes pirmiausia nesiaiškinsim, kas yra dvasingumas, čia irgi apie tai yra kalbėta. Aš pritariu daugumai minčių, kurios buvo išsakytos, jos yra publikuotos jūsų profesoriai ir panašiai, su jumis esu susipažinęs puikios publikacijos. Dvasingumo žmogaus pasaulyje, tai nėra didžioji monografija puikiai. Bet vis dėlto su dideliais keblumais susidurime, kai dvasingumą bandome apibrėžti, naudojant tokias sąvokas kaip gerumas, tarumas, meilė, ištikimybė, dorumas, estetiškumas, tautiškumas, altruizmas ir taip toliau. Nors visą tai be abejo dvasingumo dimensijos, bet vis dėlto norėtųsi paieškoti kažko tai tokio bendro, kas visą tai apjungtų ir vestų tiesiog kažkokiu keliu. Ir man, pavyzdžiui, aš susipažinau ir su profesoriaus Juozo Mureikos darbais. Ir man nepaprastai patiko jo estetologija su pajautos koncepcija. Nes dvasingumas reiškiasi per pajautą, kuri apibrėžiama kaip dvasinis išgyvenimas arba įžvalga. Ir yra prasmės motina ir turi transcendentinį, net tą vadinamą ekstrasensorinį matmenį, arba metmenį galbūt pasakyti. Ir štai šitame apibrėžime yra labai svarbi sąvoka prasmė ir aplamai gyvenimo prasmė. Ir plėtojant šitą sąvoką, aš noriu atkreipti dėmesį tai, kad gyvenimo prasmė aplamai paprastai mūsų visuomenė pirmiausia yra siejama su tikslų siekimu ir jų pasiekimu. Iš čia tas garsusis graikų Sizifo mitas arba absurdo herojus Albero Camus. Siekia ir negali nieko pasiekti, dėl to visko nusivili. Ir tada visas gyvenimas tampa tuščias, kvailas, beprasmis, ir čia suicidas, alkoholizmas, narkomanija ir taip toliau. Čia tokia vedančioji idėja. Mano manymu, gyvenimo prasmė, jeigu mes pasitenkinsim tik tai štai tikslų siekimu ir pasiekimu, tai čia yra visiškai nepilna. Žinoma, šioje srityje labai daug pasidirbavo Viktoras Franklis. Ir tęsiant ir jo mintis, aš noriu atkreipti dėmesį, kad jeigu vien tik mes pasitenkinsime tikslų siekimu ir jų pasiekimu,
iš čia atsiranda orientacija į profesinę sėkmę, į labai aukštus intelektualius bei kūrybinius standartus, o čia ir eina mokykla, aukštoji mokykla, kad kuo aukštesni standartai intelektualūs. Tai iš čia atsiranda ir asmens išskirtinumo išaukštinimas, ta žvaigždžių liga ir taip toliau, ir štai ta dvasingumo dimensija nyksta. Tuo tarpu dvasingumas per gyvenimo prasme reiškiasi dar 3 aspektais. Tai yra bendravimo artima, ir čia jau kalbėti apie tai nepaprastai. Būti reikalingu kažkam savo, jeigu mes pasijuntam nereikalingu kam nors kitam, šeimai, kolektyvui ir panašiai, mes prarandam gyvenimo prasme, mums blogai, depresijos ir panašiai. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kūrybinių galių raiška, kurie jau įprasminta ir Varelos autopoezijos teorijoje. Ir trečioji, svarbiausia, transcendencijos arba šventinybės būtent pajauta. Aš galiu filosofuoti, abstrakčiai kalbėti, bet šventenybę, Dievą aš galiu tik tai jausti, būti su juo arba nejausti. Tai čia reikia tą pabrėžti. Būtent atitinkamai šiem 3 aspektams, mano manimu, skleidžiasi ir dvasingumo sampratos aspektais. Dvasingais laikomi žmonės gebantys atjausti, suprasti, mylėti, būti reikalingais kitiems. Dvasingais laikomi žmonės gebantys rasti kūrybinį džiaugsmą net pačiuose menkiausių dalykuose malkų skaldymą. Nekalbant apie menus ir mokslus. Dvasingais laikomi žmonės turintys labai gilų religinį tikėjimą ir pirmiausiai nomizotum arba šventinybės, tą pajautą, kuri reiškiasi pačiais įvairiausiais pavidalais, įvairiausiamis formomis. Mano manymu, dvasingumas yra visų tų 3 ir net 4 aspektų raiška, jeigu viskas reiškiasi. Ir tam, kad visą tai išanalizuoti, čia reikėtų naudotis taip vadinamuoju transdisciplininiu diskursu arba transdisciplininiu požiūriu į tyrinėjimus. Aš dabar apie tai neturiu laiko kalbėti, aš tik pasakysiu, kad vienas iš transdisciplininių mokslų vadinamas sociosinergetika, tai yra sinergetikos ar taikymas socialiniuose ir humanitariniuose moksluose, jau davė kai kurios rezultatus. Ir jau yra žinomi net kai kurie skaičiai, dėl kurių aišku galima abejoti, bet galiu pasakyti, kad maždaug 60% visų mūsų galių lemia pradinė programa. Toks yra terminas. O pradinė programa tai ne tik genetinis kodas, bet ir socialinis kodas. Ir socialinį kodą išugdo pirmiausiai mama. Sakė senelė, aš nežinau, ar senelė, ar čia tėtis pirma, ar čia ir reiškia panašiai, bet vis dėlto artimiausia aplinka, tą socialinį kodą išugdo. O jeigu taip, tai aš pilnai pritariu kolegų teiginiams, kad jeigu mes norim dvasingumą ugdyti, tai pradėkime nuo šeimos ugdymo. Pedagogai ir šeima, tėvelius mokyti, reikia nuo to pradėti. Tada jie galės savo vaikus išugdyti ir išugdyti. Ir tada nebus taip, kad paprasčiausiai aš, pavyzdžiui, nesuprantu, mano tėvai taip ir mokė. Praleisk pirmą moterį, praleisk atsisėsti senesniam žmogui. Nuo paprasčiausių dalykų reikia pradėti, šitų nėra dabar. Dabar studentai eina, nepasižiūrė, čia vyresnis dėstytojas, ar ne, aš jau nekalbu apie mokiniai ir panašiai, štai tokio elementarių dalykų trūksta ir juos reikia pradėti nuo šeimos ir tik ne nuo šeimos. Toliau. Antras dalykas. Socialinis kodas aprėpia ir tos šeimos tautinės, religinės, valstybinės, dorovinės tradicijas, o jos naikinamos ištisai. Čia ir tas postmodernizmas, tas neoliberalizmas ir panašiai. Viskas sulyginama, nėra jokių vertybių, nėra jokių tradicijų, viską mes patys kuriam, mes patys tėvai. Čia jau yra ir valstybės politika. Valstybės politika turi būti nukreipta į tai, kad mes išlaikytume tą visą tautiškumą. Bet nebūtų taip, kaip Europos teisių, Europos parlamente, kada štai, aš dabar neatsimenu pavardės italų, pareiškė, kad štai vis dėlto homoseksualumas blogai, šeimos ardymas blogai, jį paprasčiausiai nepaskiri pareigas. Kai tuo tarpu homoseksualai gali kur nori vaikščioti, reikti, daryti ir panašiai. Vis dėlto atsirinkime vertybės ir čia turi būti jau valstybinė politika, švietimo politika ir panašiai. Nes kaip ten bebūtų, tai galima grįsti ir grinais jau netgi postmoderniais mokslas, jau tiek gali būti įvardinti. Ir pagaliau vienintelė tikra sėkmės strategija, tai vis dėlto orientacija į aukštomis vertybėmis grindžiamas vizijas. Džeimsas, o čia buvo paminėta pragmatika, bet pragmatizmo tėvas, kad tai yra lyginamas su materialistinė ideologija. Bet pragmatizmas bent jau Džeimso pavidale, Džeimso asmenyje,
tvirtina, kad pragmatiškiausia žmogaus veikla yra ta, kuri grindžiama dvasinėmis ir religinėmis vertybėmis. Ir tik tai jie būtent to jomis grindžiama, tada keičiasi ir visos kitos vertybės, visa sistema. Ir paskutinis dalykas, mane tiesiog neramina tas augantis kaip čia pavadinti, homotele mašina. Kad bendravimas yra distancinis ir nyksta tas paprastas bendravimas, kada daugiau pasakoma intonacija, akių žvilgsnių, pirštais, judesiais ir panašiai. Tai yra nužmogėjimas. Apie tai kalbama ir daugelio moralės filosofų, ir psichologų ir panašiai. Žinoma, mes be to neapsėsime, be tos komunikacijos aš irgi neapsėinu jau dabar ir labai puiku, kai gauni daug informacijos, bet vis dėlto turi būti artimas bendravimas ir tarp mokytojų ir mokinio, ir tarp mokinių, ir tarp mokytojų, ir taip toliau. Vis dėlto turi būti ir ta vadinamoji kūn kalba. Na ir daugiau dar pasirašė, bet jau baigiau.